Šioje laidoje jūs susipažinsite su išskirtine vietove. Pristatysime jums Lietuvos turizmo traukos vietovė 2009 turizmas ir saugomos teritorijos nugalėtoją. Nemuno deltos regioninį parką. Nemuno deltos regioninis parkas išskirtinė saugomos gamtos, kultūros paveldo ir turizmo darnos vietovė. Parkas apima Nemuno upės deltą su jo pagrindinėmis atšakomis – Atmata ir Skirvytė. Jų apsupta Rusnė sala, mažų atšakų tinklų užliejamomis pievomis, lagūninių, Krokų lankų ežerų ir daugybė kitų mažesnių ežerų, senų upių vagų, kanalų, pelkių ir liūnų. Nemuno deltoje yra sukurtas Nemuno deltos regioninis parkas. Parkas, kuris yra apibrėžtos teritorijos, tai yra saugoma teritorija. Šioje teritorijoje yra aktualiausios paukščių buveinės, labai retom rūšim ir tiek pat žuvų migracijos takai ir unikalios augmenijos. Viso labo, jeigu paprašiau, tai Nemuno deltos regioninio parko teritorija apima panašiai kaip Lietuvai priklausančios Kuršių marios. Tai yra beveik 30 000 hektarų. Nemuno deltai būdinga itin didelė gyvūnijos įvairovė. Jo užliejamos pievos, pelkės ir krūmynai yra svarbiausios daugelio paukščių rūšių, tarp jų ir nykstančių perėjimo vietos. Pro čia taip pat migruoja įvairios šikšnosparnių bei drugių rūšys. Paukščių migravimas vienas paslaptingiausių iki šiol lygi galo neišaiškintų mus jaudinančių gyvosios gamtos reiškinių. Mes esam Ventės rago ornitologinėje stotyje. Pro Ventės ragą eina didysis paukščių migracijos kelias. Būna dienų, kad pro Klaipėdos švyturį į dieną praskrenda 1,5–1,5 milijono paukščių. Dauguma paukščių nuo Klaipėdos švyturio skrenda Kuršių neriją ir nedidelį atšaka pro Ventės ragą. Lietuvoje paukščiai buvo pradėta žieduoti lygiai prieš 80 metų, šiemet jubiliejus. Mūsų stotis Ventės ragas dabartiniu metu žieduojam 60, 80 iki 100 000 paukščių. 2003 metais žiedam 105 000. Kiekvienais metais pavasarį ir rudenį milijonai paukščių praskrenda virš mūsų šalies, keliaudami į gimtuosius kraštus ar traukdami iš jų su jaunikliais. Žieduojant paukščius galima nustatyti, kur jie žiemoja, kur ir kokiu greičiu skrenda, kiek metų gyvena. Čia įrengtas nedidelis muziejus, kuriame lankytojai gali susipažinti su paukščių žiedavimo istorija, paukščių migravimo tyrimais ir turtingų šių apylinkių sparnuočių pasauliu. Gamtos mylėtojams Nemuno deltos regioniniame parke kiekvienų metų spalio mėnesį rengiamas paukščių stebėjimo ralis, kurių metu paukščių stebėjimo komandos varžosi, kuri per nustatytą laiką užfiksuos daugiau praskrendančių paukščių rūšių. Šelminė kregždė. Kregždė svėrė 19,1 gramo. Nusiuntėm užklausimą į Pietų Afriką. Atsakymas 9400 kilometrų. 19 gramų, 9400 kilometrų į Pietų Afriką, 9400 kilometrų atgal. Ir tiksliai sugeba sugrįžti į tą pačią vietą, iš kurios jis skrido. Stebina paukščio orientacija. Paukščiai dieną naudojasi saulė, naktį mėnulio žvaigždės, bet paukščiai skrenda apsiniaukusią dieną, skrenda apsiniaukusią naktį ir nakties metu naudojasi biologiniu kompasu. Žmogus neturi biologinio kompaso ir dar mes nesuvokiam, kokiu principais veikia. Šis gyvosios kibernetikos knygos puslapis dar neperskaitytas. Svečiuojantis Pamario krašte verta aplankyti Ventės ragų švyturį. Pirmasis švyturys buvo medinis su alyva kūrenama lempa. Dabartinis raudonų plytų mūrinis švyturys pastatytas 1852 metais. Jo aukštis 11 metrų. Ventės rago švyturys vienas iš nedaugelio Lietuvos švyturių, į kurį leidžiama įlipti ir pasižvalgyti. Į švyturio apžvalgos aikštelę veda seni geležiniai papuošti ornamentais laiptai. Nuo šios aikštelės galima grožėtis Kuršių marių platybėmis, auksinių Kuršių nerijos kopų ir Nemuno deltos panorama, bei didžiausiais mariose apsistojusių bei traukiančių paukščių būriais. Ventės rago švyturys – valstybės saugomas technikos paminklas.
Nemuno delta ir potviniai yra tapę neatsiejamomis sąvokomis. Pamariui yra būdingi pavasario bei rudens žiemos potviniai. Pavasario potviniai Nemuno žemupyje prasideda kovo mėnesio pabaigoje. Užliejamas teritorijos plotas siekia apie 400 kvadratinių kilometrų. Vanduo vietomis išsilieja iki 56 km nuo vagos. Šilutės rajonas turistams patrauklus savo išskirtinę geografinę padėtimi, unikalių kraštovaizdžių ir savitą etnokultūrą. Čia turizmo sezonas yra daug ilgesnis negu bet kur kitur Lietuvoje. Netoli Ventės rago, vos už 7 km abipus Minijos upės kranto įsikūręs Minijos arba Mingės etnografinis žvejų kaimas, mažoji Lietuvos Venecija, kur pagrindinė gatvė tai tekanti upė. Čia išlikę 11 XIX amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios paminklinių pastatų. Sodybos su raudonų plytų ar mediniais Pamario kraštui būdingais pastatais išsidėstę Minijos krantuose. Kiemai su darželiais atgręžti į upę. Prie kiekvieno kiemo buvo įrengtos prieplaukos valtims ir laiveliams. Abi kaimo pusės gali susisiekti tik valtimis per upę. Minijos kaimo gyvenvietė įtraukta į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą. Pastaraisiais metais Mingės kaimas tampa vis populiaresnis tiek tarp vietos, tiek tarp užsienio turistų. Čia siūloma įvairių pramogų. Paukščių stebėjimas, mėgėjiška žvejyba, pasiplaukiojimas laiveliais. Nemuno delta formuojasi jau beveik 5000 metų ir šioje nuostabioje teritorijoje susikūrusios jau 4 įžymiosios aukštapelkės. Tai yra Medžioklės pelkė, Rūpkalvių pelkė, Kintų pelkė ir įžymioji mūsų Aukštumalos pelkė. Norint geriau pažinti Pamario kraštą, verta pakeliauti Aukštumalos ir Žalgirių pažintiniais takais. Šiuose takuose lankytojais patirs savitą ir nepakartojamą pelkės grožį. Susipažins aukštapelkės formavimusi, jai būdingais augalais bei gyvūnais. Ir nepakartojami gėlo vandens ežerai. Šitie ežerai aukštapelkės susiformuoja lyjant lietui. Šituose ežeruose nėra nei lašelio vandens iš upių, nėra sąnašų. Tai yra gryno vandens unikalūs gėlūs ežerai. Per pelkę veda takas, kuris vingiuoja buvusią kūlgrindą neaukštų liulančių po kojomis pylimo, nutiestų dar 18 amžiuje. Skersai pelkės tam, kad sujungtų keletą to metų pelkininkų, žmonių gyvenusių pelkėje kaimų. Pačių marių krantų vinguriuoja naujai Kintų girininkijos įrengtas pažintinis takas, kuriuo einant vienoje pusėje užbūrintis Kuršių marių ir tolumoje boluojančių Neringos kopų vaizdai, kitojegi kranto augmenijos įvairovė, informaciniai stendai. Čia galima pamatyti pjaunamas marių švendres, jų paruošimo etapus stogų dengimui. Mūsų tikslas yra apsaugoti šitą mūsų turtą, kuris yra natūralios gamtos energijos išteklis. Kadangi šitas durpynas auga per metus, viso labo tik tai 5 mm. Tuo tarpu, kai durpių kasimo įmonė, priklausomai nuo palankios vasaros sausros, eksploatuoja net ir 2 ir 3 metrus gylio durpyną iškasą. O tam, kad atkurti, reikės vėl 1000 metų. Dėl to šita gamyba jokių būdų nebus leidžiama į Aukštumalos telmologinį draustinį, o eksploatuota teritorija bus atidaryta į Teninę upę ir bus sudarytas savaiminis ežeras. Svečiuojantis Nemuno deltoje būtina aplankyti vienintelį Lietuvos miestelį įsikūrusį saloje – Rusnę. Rusnė tai viena seniausių gyvenviečių Nemuno deltoje, įkurta 15 amžiuje. Bažnyčios bokšto vėjarodė žymi 1419 metus. Tai vienintelis Lietuvoje miestas esantis saloje. Rusnės salos Dumblio ežero pakrantė vienintelė Lietuvos teritorija esanti net 1,30 cm žemiau Baltijos jūros lygio. Vasarą Rusnė tampa ypač lankoma turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Danijos.
kasmetinės sąnašos iš Nemuno per 3 šalis nešamos kiekvieną pavasarį beveik 50% vandenio atnešamos sąnašos potvynio metu ir ištisus metus auga mūsų salos. Auga ir pačio Nemuno delta, nes sunešamos vis naujos sąnašinės salikės. Čia matome modelį, kaip tekėdamas vanduo suneša salas. Dėl šios priežasties ir Rusnės sala nuolat auga bei artėja prie Ventės rago. Krokų lanka buvo įlanka, bet priklausomai nuo kasdieninių potvynių sąnašų jinai tapo atskiru ežeru ir dabar, kaip žinia, jinai po truputį seklėja. Lygiai taip pat, kaip ir buvome prie Uostadvario švyturio. Net ir sunku patikėti, kad ir senuose vokiečių žemėlapiuose tai buvo Kuršių marių pakraštys. Švyturys tai buvo ženklas, kad žvejai iš Kuršių marių žinotų, kaip pareiti. Ir šiandien jau matėm, kad užaugo nedaug nemažai nuo Uostadvario švyturio 2 km Atmatos upės kairiojo kranto. Šiame krašte puoselėjamos senovinės žvejybos tradicijos. Galima paskanauti tik čia pagal senovinius receptus pagamintų patiekalų iš žuvies. Jūs randatės Rusnės teritorijoje, kurioje yra įsikūręs Lietuvos valstybinės žuvų žuvininkystės tyrimų centro, vienas iš filialų, tai yra Rusnės filialas, kuriame yra inkubuojamos ir paauginamos žuvys iki mailiaus stadijos. Visos žuvys yra skirtos įveisti Lietuvos neišnuomotinus vandens telkinius. Kiekvienais metais mes inkubuojam vėgėles, starkius, lynus, šamus. Kelionė po parką bus daug įdomesnė, jei rinksitės aktyvų poilsį. Nemuno deltos regioniniame parke turistų patogumui įrengti dviračių maršrutai, pažintiniai takai, apžvalgos bokšteliai, informaciniai stendai. Pažinkite šį unikalų gamtos kraštą, kur žmogaus veikla ir gamta egzistuoja išvien. Nemuno deltos regioninis parkas tai kruopščiai saugomų ir išmintingai naudojamų unikalios Pamario gamtos istorinio kultūrinio paveldo žemė, kuria teka Didžiojo Nemuno vandenys.